Labas rytas. Pasirodo, kartą per 3 metus Saulė pateka vakaruose, o Dovilė iš ryto išeina į darbą pėsčiom. Tai apie šitą rytą turbūt sklandys padavimai ir legendos, bet aš norėčiau pasakyti, kad jaučiuosi labai puikiai ir toks jausmas, kad labas rytas. Toks jausmas, kad galvą pravalė ne miegas, o grynas oras iš pat ryto. Todėl manau, kad tikrai visai verta buvo atsikelti anksčiau ir šiek tiek pasivaikščioti. Tai va, pažaidėm futbolą. Nugaras gali turėti mano komanda. Laimėjom rezultatu 2-2. Tai va, džiaugiuosi rezultatu ir belieka padaryti 10 minučių tempimo pratimų ir suvalgyti šiek tiek maisto. Obuolys bus pats tas. Esu tikra, kad tikrai nedaug žmonių savos gamybos pietus nešasi į darbo dėžutėse. Deja, aš neturiu kitos išeities, nes kiekvieną dieną valgyti restoranuose kiek per brangu, o ir pasirinkimas sveikuoliško maisto ten yra ganėtinai prastas. Tai šiandien aš valgau priešpiečius likus iki pietų kuriam laikui. Tai yra trešnės, jų visų suvalgyti neplanuoju, nes cukrus būtų šiek tiek per daug, o čia yra mano šiandienos pietus. Tai yra apvirti brokoliai su pievagrybiais, lęšiais, paprika bei pomidorai, šiek tiek sojų padažo bei sezamo sėklų. Realiai užtrukau gaminti galbūt 15-20 minučių, kas tikrai yra nedaug. Kol virė lęšiai, viskas supjaušiu, kitas daržovės apviriau. Tai aš manau, kad gamindamasi maistą namuose, sveiką maistą tikrai ilgai neužtruksite, todėl tai daryti tikrai rekomenduoju. O ir daug darbo laiko nesugaišite, jei valgysite savo ofise. Ką tik grįžau iš treniruotės, esu tokia pavargus, griuvau lovą su visa striukė ir batais, spėjau tik išsitraukti vandens, dar šiek tiek atsigerti. Man atrodo, kad treniruotė iš tikrųjų galėtų vadintis nebūti lifto, pavyzdžiui, nenueisiu rytoj į darbą, ir projektas galėtų iš tiesų dar vadintis skaudesnė mano versija, bet kad ir kaip dabar viskas atrodo negerai ir visur skauda, turiu 3 visai geras naujienas. Tai pirmoji, kad pagaliau priaugau 1 kilogramą, tikiuosi iki projekto pabaigos priaugti, bent dar 3. Antra naujiena, tai kad kruopų valgymu užkrečiau dar 3 draugus, dabar kambariokas kruopų lentyna tikriausiai didesnė net negu mano. Ir paskutinė gera naujiena, ta, kad beveik nebevalgau saldumynų. Aišku, dar pagundų kyla įvairių, bet tikrai darau progresą ir pažangą ir galit mane pasveikinti. O dabar baigsiu, nes labai noriu eiti dušą ir kuo greičiau miegoti. Ate. Aš tik pusę antrą projektų savaitę, bet treniruotės normaliai vaikščioti dar kaip ir nepradėjau, nes kai atsirado tas maisto gaminimas kiekvieną dieną savo, tai man žiauriai daug laiko, valandą, pusantros į dieną. Tai tiesiog, kaip ir tokio laisvo laiko nebeturiu treniruotėm, bet sportuoju individualiai, rytais pabėgioju, buvau porą kartų treniruotėje su Miglė trenere, sekėsi neblogai visai. Šiaip kai vasarą, tai judu nemažai, važinėju dviračiu, tai gal tos problemos išsisprendžia šiek tiek, kad nelankau treniruočių. Dėl maisto, tai šiaip mitybos laikyti sekasi gerai, jeigu nežinau, per daug nukrypimų nėra, tuos produktus, kuriuos anksčiau valgydavau nesveikus, tarkim kebabą, tai dabar išmokau pasiruošti sveikiau arba užsisakyti kavinėse, tai paprašai, kad nedėtų padažo ir tai pasidaro toks visai ne toks ir blogas maistas. Šiaip kavinėse galima valgyti salotas be padažo ir daug produktų be garnyro kaip sniau, tai maisto problemų nebėra.